Sveiki! Džiaugiuosi sveikindamasi su jumis Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbių svajonių šuo pažink veislės metu. Tai yra pokalbiai, kada galėsite išgirsti pasakojimų iš patyrusių veisėjų, teisėjų, veislės entuziastų, veterinarų apie jų ilgus metus mylimas ir puoselėjimas veislės. Lietuvos kinologų draugija tikisi, jog šie pokalbiai padės ne tik geriau pažinti mūsų augintinius, bet ir išsirinkti savo svajonių veislę šuns dar neturintiems. Taip pat kviečiame apsilankyti draugijos svetainėse www.kinologija.lt bei mestrišunis.lt. Čia rasite ne tik straipsnius apie įvairias šunų veislės, tačiau ir daugybę kinologijos entuziastams naudingos informacijos. Na, o šiandien mes išgirsime apie didinguosius bei žavingosius vokiečių dogus. Žiniomis bei patirtimi apie šią veislę šiandien pasidalins veislyno Armada savininkė, Lietuvos kinologų draugijos tarptautinės kategorijos teisėja Dainora Sudeikienė. Sveiki, Dainora! Sveiki, labai malonu, kad pasirinkote mūsų veislę, nes mylėtojų šitos veislės netiek daug Lietuvoje, todėl gal kas mus dar susidomės daugiau, nes naujų veislynų per šitiek metų nuo klubo įkūrimo nepadaugėjo nei vieno, kai buvo 5 veislynai, taip ir liko. Ir labai gaila, nes jeigu išeis, kaip sakant, seni veisėjai, naujų nebeliks ir paprasčiausiai šitos veislės nebeliks Lietuvoje. Tai būtų labai gaila. Tikrai būtų gaila. Taigi gal tada pradėkime nuo veislės istorijos. Kaipgi ši veislė atsirado? Veislė labai sena. Maždaug apie 500 metų prieš Kristų buvo reljefiniuose randami dideli šunys, panašus į dogus ir šalia asirų karių ir jie buvo vadinami karo dogais. Jau 6 amžiuje šitie šunys buvo žinomi kaip molosai ir juos į Britaniją atvežė finikiečiai ir jie labai paplito, nes buvo mėgiami, pradėjo juos veisti daugiausia su airių didžiaisiais šunimis ir gavo medžioklinius šunis. Ir tas paplitimas turėjo labai daug įtakos, nes nebuvo vieningo pavadinimo, kiekviena šalis veisė kaip medžioklinius, kaip karo, kaip apsaugos šunis ir nebuvo visiškai vienodo pavadinimo. Jie visi turėjo skirtingus pavadinimus. Tai buvo ir taigos, ir dogas, ir danų dogas, ir Ulmo dogas, Vokietijos senasis mastipas. Tokie labai įvairūs. Ir tik tai 1880 metais Vokietijos veisėjai pirmą kartą Berlyno parodoje pabandė aprašyti dogą, kaip jisai turėtų atrodyti. 1888 metais buvo įkurtas Vokietijos dogų klubas, tai seniausias klubas Vokietijoje ir buvo surašytas standartas ir jisai buvo oficialiai patvirtintas. Tai buvo 7 žmonių, teisėjų, pagrindinių veisėjų ir daktaro Bodinus darbas. Jie sudarė šitą standartą ir jisai buvo oficialiai patvirtintas. Ir tuo laiku jisai perduotas buvo kitoms šalims ir į Ameriką ir buvo oficialiai priimtas kaip šitos veislės standartas su vieningu pavadinimu vokiečių dogas. Didelę labai įtaką turėjo tas paplitimas, todėl iki šių dienų išlikę tie visi dogai yra labai daug skirtingų tipų, nes automatiškai buvo kiekviena šalis veisė, kam jie labiau buvo reikalingi, kam medžiokliniai, kam daugiau apsaugos šunys ir pagrindiniai protėviai tai buvo Tibeto dogas, kuris buvo kryžminamas su kurtu, kad būtų gauta tvirtas šuo, bet turėtų elegancijos ir truputį būtų apribota agresija. Tai va tokia prieš istorija, kad vokiečių dogas, kaip tikras vokiečių dogas, prasideda nuo 1888 metų. Ir iki šių dienų, skaitykite, standartas keitėsi kelis kartus, bet jisai tikrai nelabai stipriai yra pakeistas
ir iki šių dienų išlikęs. Na, o kaip vokiečių dogai atsirado Lietuvoje, kaip jie čia įsitvirtino? Kaip jie Lietuvoje įsitvirtino, žinau, kad labai sunku pasakyti. Mūsų Lietuvos dogų klubas įkurtas 1994 metais. Kitais metais pas mus bus 30 metų jubiliejus klubui. Ir, suprantat, buvo pavieniai žmonės, kurie laikė tuos dogus, kažkaip veisdavo kažkiek tai, bet nebuvo irgi jokios informacijos, nei kiek kas jų turi. Ir, žinot, labai sunku įvertinti, kada jie tikrai toj Lietuvoje atsirado, neina pasakyti, nes tų pavienių žmonės sugaudyti buvo labai sunku, jau vien tik klubą pakviesti buvo jo sunku, nes reikėjo žinoti, kas juos laiko, nes skambino vienai moteriškiai sužinojusi, kad jinai laiko dogą, sakau, gal norėtumėte įstoti į klubą, ateiti į parodą. Sako, man reikia susimokėti pinigus, taip, jis labai juokingas, jūs norite matyti mano dogo, aš turiu sumokėti pinigus. Sako, tikrai neteisiu, tai man, suprantu, buvo labai tikrai sunku šitą padaryti. Kaip pirmasis dogas atsirado jūsų namuose, kodėl jūs pasirinkot būtent šią veislę? Aš pamačiau per langą, būdama 11 klasėje dogą, žmogus vedėsi ir žinojau, kad tai viskas, tai mano šuo. Ir 11 klasėje, apgaunant tėvus, draugai pažįstami važiavo į Maskvą, buvau susitaupęs pinigų, daviau pinigų ir man iš Maskvos nupirko šuniuką ir parvežė. Ir tėvams pasakiau, kad jisai daugiau neaugs. Tai va, tokia buvo pradžia. Na ir sakėte, kad pamatėt pro langą ir susižavėjot to dogu. Tai kaipgi turi atrodyti tikrasis dogas? Kokia turi būti jo išvaizda? Suprantat, tą išvaizdą kiekviena šalis, kaip ir sakiau, kiekvienai atrodo, ir kiekvienas žmogus pastebėjęs, pasižiūrėjęs į tuos dogus, gali pasakyti, net kartais galima pasakyti, kad tai dvi skirtingos veislės, nes labai skiriasi, pavyzdžiui, imant europietišką dogą ir imant kokį skandinavišką arba Amerikos dogą. Tik tai spalvinių atžvilgių galima atspėti, kad tai yra tikrai ta pati veislė, nes mano manymu tai yra labai kilnus, didelis turi būti šuo, tvirtas, su stipriais kaulais, bet išlaikant eleganciją. Nes įmant europinį tipą, tai jis automatiškai liko su tvirtesnė konstitucija, gal truputį stambesnis, su trumpesnė, masyvesnė galva, negu ar Skandinavijos, kurie propaguoja labiau ilgą, siaurą ir lengvą galvą. Tai tokie labai esminiai skirtumai tarp šalių, pasižiūrėjus į, pavyzdžiui, į parodą nuvažiavus ir jeigu pasižiūrėti į šunis, gali iš karto pasakyti, maždaug iš kokios šalies tai yra dogas, nes grinai priklauso nuo šalies veisimo tipo. Bet aišku, turi būti visko, aišku, tai turi būti harmonija, kada nieko nėra nei per daug ir nei per mažai, kad nebūtų nei kurtas ir nebūtų masyvas. Tai turėtų būti ta viduriukas tarp šitų dviejų. O kaip turėtų judėti dogas? Kaip labiau kaip kurtas, masyvas ar kitaip? Dogas, tai kas ir įdomiausia, kad Rusijoje buvo atliekami raumenų matavimai, nuo ko priklauso šuns svoris. Šiaip tikrai, pavyzdžiui, toks Kaukazo aviganis žymiai atrodo stambesnis su savo plaukais, su viską už dogą. Ir buvo raumenino matavimai, tai kodėl dogai šitiek daug sveria? Pas juos pats didžiausias raumeninas. Tai šitai raumenys ir duoda šitą svorį. Tai aš manau, kad geri raumenys, tie tvirti raumenys, geri raiščiai, viskas ir tikrai dogas, kad ir labai sunkaus tipo, jisai juda palyginus labai lengvai. Tai tiesiog tikrai, o tie visi, aišku, elegantiški dogai, tai jie kaip gerai treniruotas arklys jau juda. Ne arklys, net sakyčiau, žirgas. Na ir mano žiniomis dogai būna įvairių spalvų, gal pristatytumėte jas? Yra marmuriniai, iš tikrųjų yra 5 spalvos, yra tai marmuriniai, juodi, pilki, labiau pas mus vadinami pilki, bet iš tikrųjų tai yra mėlyni dogai, rudi ir tigriniai. Marmuriniai dogai yra turbūt, kaip sakant,
sunkiausiai veisiama spalva, nes galima kergiant dabar privaloma tik tai juodą su marmuru kerti, anksčiau buvo galima marmurą su marmuru kerti, gimdavo daugiau marmurinio, o dabar gali sukergęs juodą su marmuru negauti nei vieno marmurinio šuniuko, gali būti visi juodi. Tai ir tas marmurinė spalva, aišku, standartas reikalauja pagrindinės švarios spalvos, baltos ir tolygiai įsidėšiusias vienodo maždaug dydžio dėmes. Bet tai, sakau, tai čia yra nenupiešit pats tų dėmių ir tas juodos spalvos įsidėstymas gali būti visiškai užtamsytas tokiom didelėm dėmėmis, sujungtomis ir, aišku, teisėjai nelabai nori tokios spalvos vertinti, todėl labai daugelį šalių yra parodos neprivalomos, o užtenka padaryti veislinę apžiūrą, kad tas šuo galėtų, jeigu jis reikalingas veisimui, kad jisai galėtų veistis. Ir dabar ta marmurinė spalvoje, anksčiau tai buvo pilkoma marmuro spalva, kuri buvo diskvalifikuojama už šitą spalvą, bet Vokietijos žalieji, kaip mes vadiname, privertė įteisinti tą spalvą ir dabar jinai yra tolygi su tikrąja marmurinė spalva. Taip, juoda spalva yra grinai, kada būna juodas su balta dėme ant krūtinės ir ant letenų priekinių špakalinių. Kita juoda spalva yra vadinama ploštinė spalva. Ploštinė spalva, kada yra balta apykaklė, ant snukio balta dėmė ir eina per kaktą balta siaura dėmė. Irgi gali kojos būti baltos nuo letenėlių iki viršaus. Čia grinai kaip būtų užmestas ploščius, todėl vadinama ploštinė spalva. Ir trečia juoda spalva tai yra platinas. Baltas šuo su apvaliomis juodomis dėmėmis. Gali būti ant kūno nebūti nei vienos dėmės. Ant snukio gali būti tik tai juodi akiniai, kaip mes vadiname, aplink akis juodos dėmės ir pas jį tamsios akis. Jisai genetiškai yra juodas, nors gali būti visiškai baltas. Taip pat čia tokios būtų juoda spalva. Toliau eina pilka spalva. Pilka spalva, kur gali turėti ant krūtinės dėmę, nepageidaujama ant pirštų, kojų visų keturių, kad nebūtų, ir kad nebūtų ant uodegos galiuko. Ir aišku, jokių būdų negali būti jokios baltos apykaklės aplink kaklą, nes tai yra jau diskvalifikacija. Tigrinė spalva. Tai taip pat turi būti tolygiai įsidėčiusios tigriniai dydžiai aplink kūną, nors irgi labai daug variacijų, kada ant rudo kūno yra tik tai po keletą tigriškų dėmelių ir vis tiek jis, aišku, skaitysis yra tigrinis. Nors teisėjai tokio tigriškumo taip nebaudžia kaip pas marmurinę spalvą, juodumą, bet yra vieną pasaulinę parodą išlošęs skaitosi tigrinį šuo, kuris turėjo viso kūno tik tai vieną tigrinę juostelę. Taip pat priklauso pagrindo spalva, yra pas skandinavus labai daug tokio tamsaus tigro yra, kur permuša tokia nešvari spalva su juodo plauko galiuku, o pas juos rudi yra labai išblukę, nes jie stengiasi neįvesti į liniją tigrinio šuns, o kergia rudą su rudu, rudą su rudu, rudą su rudu, kol beveik nueina kaukę nuo snukio. Tai va, irgi priklauso ta ruda spalva, gali būti nuo ryškios raudonos spalvos iki visiškai geltonos, tokios net išblukusios spalvos. Tai taip pat, bet svarbiausia, kad tai turi būti vis dėlto juoda uždėta, ar kaukė lietuviškai vadinant. Ir aišku, spalva kuo lygesnė. Gali turėti ant krūtinės baltą dėmę, bet jau ant letenos nei rudas, nei tigrinės spalva negali turėti jokių baltų pirštų. Tai jau diskvalifikacija. Tai jeigu įmant spalvas, tai būtų šitokios spalvos pas vokiečių dogus. O tada kokia būtų vokiečių dogų priežiūra? Visgi sakoma, kad trumpaplaukiai šunys irgi labai šeriasi.
Ką galiu pasakyti, turbūt labiausiai šeriasi tai marmuriniai šunys, nes baltas plaukas, žinot, kad jisai būtų baltas, jis pastoviai krenta, atauga naujas ir jis visą laiką atrodo baltas. Todėl namuose grindys pastoviai būna kaip eglutės, balti plaukučiai kaba. O šiaip negaliu pasakyti, kad vienu metu šeriasi daugiau, kažkokiu tai metu mažiau, bet aišku, visi, kaip sakant, turime ar tai guminės šukas, ar kas, kad išsivedę į kiemą jau truputį prabraukėm, kad namie mažiau tų adatėlių liktų. O kas Europoje, tai labai daug veislynų, kas laiko dogai gyvena, pradėna, pavyzdžiui, jau nuo Vokietijos gyvena lauke. Ir žiemą, ir vasarą, tai jie, skaitykit, jau turi labai gerai išsivyščiusią povilnę. Tai pavasarį jie ilgai neišeina pardas, kol neištraukia visos povilnės, kad pamatytum tikrą spalvą. Ir vis dėlto dogas tai yra didelis šuo, kaip reikėtų auginti tą šuniuką, kaip reikėtų jį prižiūrėti, kad jis užaugtų sveikas ir stiprus? Tas auginimas, suprantate, atrodo žmogus, kaip perka šuniuką, jam papasakoja, ką galima daryti, ko negalima daryti, bet visi žmonės įsigyja, ne visi, atsiprašau, negaliu sakyti jokių būdų, kad visi, bet įsigyja, žinot, geriausias augintojas yra internetas, Facebookas ir arba sutiktas gatvėje žmogus, kuris nedaug dievė kažkokį prieš 20 metų turėjo dogą arba jo kaimynai laikė dogą ir puola su savo patarimais ir tas naujas žmogus kažkodėl tai neklausia pas veisėją, kaip būtų, kas geriau būtų, bet iškart automatiškai klauso to žmogaus sutikto. Tai čia jau čiut netaisyklė. Ir buvo tokių, pavyzdžiui, atveju, irgi žmogus nusipirko, jisai sportininkas ir 3 mėnesius rašoma šuniukas šlubas, ką daryti, aš sakau, kas ten vyksta. Tai jisai pasirodo, jis kadangi yra bėgikas, jam reikalingas šuo buvo kompanionas, jisai nuo 3 mėnesių tą šuniuką įsiveda 5 km bėgti. Tai įsivaizduojate, kokia sveikata to šuniuko, kokios kojos jo, sąnariai, tai apie kokį sveiką šunį galima kalbėti. Tai vis tiek sunku šuniukas, įsivaizduokit, jeigu jisai gimsta apie kilogramą svorio ir 2 mėnesių jis sveria jau nuo 12 iki 18 kilogramų. Tai koks greitas augimas, koks greitai svorio prieaugimas ir jeigu jisai išeina žmogus su juo valandą pavaikščioti, tai įsivaizduokite, kaip pavargsta jo sąnariukai nuo šitokio didelio krūvio. O naudos tai jokios, ir geriau, kaip sakant, paeiti 10 minučių ar su juo prasibėgti kelias minutės, kad užsikrautų raumenis ir jisai bet nespėtų pavargti sąnariai. Tai čia būtų pats svarbiausias dalykas. Bet jokių būdų neišeiti 3 valandom į kažkokią tai pasivaikščiojimo kelionę. Nes tai tikrai sveikatos nedadės. Ir paskui žmonės, aišku, jie nedaro daug displazijų, bet turbūt atsiliepia į tokius visokius displazijas, sąnarių ir raiščius. Tikrai didelė, paskui būna didelė problema jau. Minėjote displazijos tyrimus, o kokie šiaip yra dar privalomi vokiečių dogams tyrimai veisimui? Veisimui nieko, displazija ir kaip ir visoms kitoms teisės daina tyrimas, viskas. Bet aišku, kiekvienas veislynas darom tyrimus, prieš kergiant kalės tikriname, po šuniukų darom tyrimus, kad būtų kas sveikos kalės, nes tai veislyno pagrindas yra, tai jau be šito niekaip negali. Nes nuo to priklauso ir gimstamumas šuniukų ir vis tiek vados didžiulės yra, jeigu ten jau gimsta vienas šuniukas, arba, kaip sakant, arba jau nepataikiai laiku, nors daroma visi progesteronus šiais laikais, kad jau niekas nebevažiuoja šiaip sugalvojęs, nes mes Lietuvoje, skaitykite, savų patinų neturim, mūsų visos kalės važiuoja į Europą kerktis toli, tai jau be progesteronų tyrimo tikrai nei viena nesugalvosim važiuoti ir šiais laikais iš viskas pasislinko, anksčiau būdavo 11-13 diena ir važiuoji ir viskas gerai. Dabar jau taip nebebūna, būna tokio pat amžiaus kalės, viena kergėsi 10 parą, kitas kergėsi 20 parą, tai sakau, jeigu nedaryti tokių kaip progesteronas, tai šuniukų turbūt visai nebūtų. Bet tai čia jau veislynai su šituo tikrai, sakau, ne vienas veislynas aklai nevažiuoja. O kokios šiaip lygos dažniausiai pasireiškia tarp šios veislės atstovų? Lygos tai turbūt visos tos pačios kaip ir visų didelių veislių šunų, tai yra skrandžio vertimasis, atsirado širdies problemos, Vokietijoje labai ilgai teisėjai ir dauguma veisėjų nenorėjo sutikti, kad tai yra širdies problemos, kol
neužlaužė patys veisėjai savo vadų, kad būtų priverstinai daromas širdies tyrimas ir išbraukti tuos šunis iš veisimo. Ir kai pradėjo tikrinti, pasirodė, kad tikrai labai daug atsirado širdies problemų. Bet irgi taip pat, suprantate, gaunasi tas rudas tigrinis, tai aš skaitau, yra viena iš tų natūralesnių spalvų, kurios likusios, nes pavyzdžiui, kad pagerinti pilko dogo kokybę, pagerinti jo išvaizdą, nes jie buvo prieš tai buvo labai elegantiški, buvo jie kergiami su rudais arba tigriniais šunimis. Ir kad gimdavo juodi šuniukai, nes pilkas dogas yra išblukęs juodas. Ir kad gimsta juodi šuniukai, tuos juodus šuniukus atgal grąžina į pilkų veisimą, nes yra juodi iš po marmurinių šuniukų ir juodi iš po pilkų. Tai va todėl dabar šiais laikais tą rasti grinai juodą, kad būtų jisai ten juodai iš po marmurų arba grinai juodas iš po pilkų beveik neįmanoma, nes padėjo žmonės veisti į tuos juodus ir į marmurinių veisimą įleido, ir į pilkų veisimą įleido, todėl labai įsimaišė spalvos ir skaitykit labiausiai, tai turbūt nukentėjo marmurinė spalva, nes automatiškai suprastėjo pagrindo spalva, atsirado, nežinau kaip lietuviškai iš tikrųjų verčiasi, kada vienas baltas, vienas juodas plaukas, tokia nešvari pagrindo spalva. O minėjote dar skrandžio apsivertimą, kaip turėtų elgtis šių šunų šeimininkai, kad būtų kuo labiau sumažinta tas skrandžio apsivertimo galimybė? Suprantate, kaip sakant, aš kaip visą laiką sakau, reikia išmokti gyventi su dogu. Ir paprasčiausiai, tai nešerti tik tai, pavyzdžiui, šuns pasilakščiusio, leisti jam apsiraminti ir Čekijos dogų veterinarai, nes daug laikančių dogus Čekijoje yra ir dogistai, tai jie siūlo net, kuo šuo eina senin, žeminti jo, kaip jisai ėda bliūdo aukštį. Nelaikyti aukštai, bet žeminti, kad kuo mažiau jisai ypač jeigu šuo godžiai ėda, kad neprisitrauktų oro. Tai žeminant dubenį, nuo kurio jisai valgo, automatiškai mažiau papuola oro. Bet suprantate, čia tokių taisyklių nėra, nes yra, pavyzdžiui, žinom, atveju čia ne Lietuvoje, kad šuo irgi grįžo palaksės, atsigėrė vandens, daug išgėrė, pastaigiai pasisuko ir apsivertė skrandis. Tai čia, suprantate, čia turbūt yra ir tos linijos, ir daug visokių faktorių, kur įtakoja. Ir, aišku, veterinarai siūlo nešerti vėlai. Todėl pas mane veislyne vėliausiai šunys šeriami 6 valandą, kad jie dar vakare išeitų pasivaikščioti ir eitų miegoti tuščių skrandžiu. Tai čia turbūt labiausiai siūlytinas dalykas, kad tie šunys neitų miegoti kokią 10-9 vakare pavalgę, kada jau skrandis silpnai dirba, organizmas miega ir kad nepradėtų rūkti. Tai irgi, kaip sakant, negaliu pasakyti jokių duoti tokių nurodymų, nes ne visiems išeina 6 valandą to šunio pašerti, kitas iš darbo tik tai grįžta gal 7-8. Tai čia jau, kaip sakant, pamatysi, nepamatysi, bus, nebus, jau čia nėra tokios vienos taisyklės, kad nebūtų, bet visi stengiamės, kad tas neįvyktų, nes tikrai yra baisu, nors, kaip sakant, veterinarai dabar dirba ilgai ir gali, bet kada prisiskambinti tikrai visada padeda, bet reikia dar pamatyti, pradėkim nuo to, kad tas šunį pučia. Ir kiti žmonės net nesupranta, kaip tai atrodo. Tai pagrindinis simptomas ir būtų, kad šuo išsipučia, taip? Jis pirmiausia turėtų pradėti, būna, kad seiliojasi, būna neramus, būna, kaip sakant, žinot, žmonės padaro klaidą, galvoja, gal, žinot, ar nori šuo pasituštinti, išveda į lauką, palaksto, tada tikrai užsiverčia tas skrandis. Jau, kaip sakant, pamatai, vakare šuo seiliojasi, elgiasi nebūdingai, tai geriausiai imi šunį, sėdi į mašiną ir važiuoja į veterinarijos gydyklą. Tai čia būtų pačiam ramu, nes naktis, nedaug dievė, nepasiskambinsi daktarų ir kas, jau jisai ryto nesulauks tikrai. O kalbant apie dogų temperamentą, kokie tai yra šunys? Aš vienas sakau, turbūt pas ramius žmonės jie būna ramus, pas judrius, kada šeimininkas pats
temperamentingas, tai šunys tokie patys. Mano šunys labai temperamentingi. Turiu, kaip sakant, iš mano veislyno, kurių labai ramų šunys, aš visą laiką jiems labai pavydžiu, kad tie šunys tokie ramus. Čia turbūt vis tiek priklauso nuo to su šeimininku bendravimu, kokio gyvenimo būdą tu vedi, kiek vienas šuo vis tiek jisai yra ramesnis, jisai, suprantate, išėjo, jis kažkokiu pažaidė šunių, parėjo, jisai atsigulė vėl ramus, o kada jų yra 4-5 ir jie pareina laukia padūkę, bet jiems dar namuose labai linksma, tai automatiškai dėl to temperamentas labai skiriasi nuo vieno šuns ir kada jie auga visi kokie 3-4. O tai kaip tada dogai sutarė su kitais šunim ir su kitais gyvūnais? Suprantate, dogas, tai, kaip aš visą laiką sakau, dar ne žmogus ir labai džiaugiuosi, kad nešneka. Nes supranta, iš pusės pas mus jau 4 mėnesių šuniukai labai gerai žino, kaip galima atsidaryti duris, nes kelis kartus pasižiūri, kad nulenkia rankeną ir atsidaro duris, tai jau šitą išmoksta labai greitai, o todėl aš ir sakau, šiaip dogas labai lengvai dresiruojasi, labai lengvai mokinasi, bet ir aišku, ir gali sugyventi su bet kuo, jau nesvarbu, koks gyvūnas būtų. Visus myli, su visais sutarė, su katėm, nežinau, žmonės, kas turi dogą ar katiną, tikrai dar nėra skundėsis, kad jie nesugyvena. Tai žodžiu, visiems tinkantis šuo. Visiems tinkantis, tikrai. O kaip tada sutarė su mažais vaikais, ar šeimos turinčios mažą vaiką galėtų įsigyti tokį šunį? Žinoma, iš karto galiu pasakyti, nes mano sūnų užaugino dogas, taip, kad tai yra pati geriausia auklė. Palikai, rasi, prižiūrėtas, neužgaus nieko absoliučiai. Ir tikrai yra įsigiję iš mano veislyno daug šeimų su mažais vaikais ir tikrai nuostabus ir vaikų draugas, ir sargas vaikų. Ir tikrai rekomenduoju, tikrai tai ne problema. Na ir šiaip, kas patinka dogams, kas jiems patinka veikti, ar tai būtų ilgi pasivaikščiojimai, ar galbūt juos matome sporto šakose, arba gal tai darbiniai šunys. Suprantate, dogas jisai gali būti viskuo ir darbinis jisai, jam svarbiausia, kad būtų žmogus ir jisai galėtų kažką tam žmogui tikti. Nes su dogu eini pasivaikščioti, su nubėgo 5-10 metrų, grįžo, pasižiūrėkis, viskas gerai, vėl bėga, vėl po kelių minučių grįžo, viskas gerai. Ir tai yra šuo, kuris ne tu išeini ir jį gaudai, kur tas šuo nubėgo, bet tas šuo tavęs paprasčiausiai nepaleidžia iš akių, nes tai jam šeimininkas yra viskas. Jau todėl tas prieraišumas kartais tikrai norėtų, kad jis eitų palaksytų, o jisai aplink tave suko ratus ir vis stengiasi įsitikinti, kad tau viskas gerai. Ir jisai tikrai labai džiaugiasi norėdamas įtikti. Jis viską daro, kad tik galėtų įtikti. Ir pas mus turbūt dresūrą užsiminėja vienintelė Aušra Bakšytė iš Panevėžio, kuri pas ją dresuoti dogai, laikė dabar visai neseniai BH egzaminą dresūros ir jie lengvai, kažkodėl anksčiau, kaip sakant, tikrai dogų būdavo daugiau dresūroje, bet tas gyvenimo tempas ir turbūt atskiras laiko radimas eiti dresuoti, žmonės nueina tik tiek, kiek jam reikia, bet kad specialiai kažkokia tai dresūra daugiau užsiimtų, neturi laiko turbūt ir gal to nereikia net. O šiaip pareikalauja dogas kokių dresūros pagrindų, tų, taip sakant, pradžiamokslių? Tai būtinai, aš skaitau, bet koks šuo turi turėti pradžiamokslį. Man tai keista, kad mažų veislių šuniukai šeimininkai skaito, kad jiems nieko nereikia. Ir jie paleido, tą šuo laksto, lojantis ir viskas. Pas mane šunys įpratinti, kad negalima loti, nors pas mus aplinkui visi kaimynai turi šunis. Bet aš neleidžiu, kad jie lotų, jie gali laksyti palei tą tvorą, kiek nori, bendrauti su tai šunimis, bet jie lot negali, aš neleidžiu, kad jie lotų. Nes, o visi mažių šuniukų, jie paleidžia aplink mūsų tvorą, tie šuniukai laksės ir loja iki beprotybės. Ir visiems labai gražu. Nežinau, ir man atrodo, tai šiaip ir šunį psichikai truputį kenkia, kad jisai išlėkia ir kaip nevaldomas laksto ir loja. Tai nežinau, čia priklauso turbūt vis tiek nuo šeimininkų ir šiais laikais niekam nieko negali pasakyti, nes
įžeisi, ar ten peržengsi ribą, kur negalima to sakyti. Tai, kaip sakant, geriau nesvis, geriau mano šunys neloja, man ramu ir stengiuosi, kai tie mažiukai laksto, į tą pusę nevaikščioti, nes kad nekiltų problemų. Na ir pati esate parodų teisėja, galbūt galite papasakoti apie vokiečių dogus šunų parodose? Aišku, labai smagu, kada dogas ateina į ringą, kad jisai ringė jaučiasi karaliumi. Tikrai buvo to Apolonu, o nesusitaukęs, įsigandęs, kur čia pakliuvau, todėl tikrai siūlau žmonėms, tie, kurie ruošiasi eiti į parodas, socializuoti šuniukus, nueiti, nepabijoti, nueiti į dresūrą, kad jisai pabendrautų ir su kitais šuniukais. Ir ten tikrai šiais laikais dresūroje pagal amžių yra, neteina suaugęs šuo ir mažas, nepapuls dogiukas į didelių šunų suaugusių tarpą, jis pabus tarp tokių... Pamatys visokių ir lojančių, ir nelojančių, ir jisai greičiau adaptuosis į tą parodinę situaciją, nes negu kad jisai nueis žmogus, kaip sakant, žinot, kaip dauguma žmogus dirba tyliai, kad šuniukas nieko nereaguotų kitų ir paskui staiga ateina į parodą, kur triukšmas, kur lojimas, kur daug žmonių ir jisai pasimeta. Nu tai įsivaizduokite, mažam šuniukas teisingai, ūgis tai jo didžiulis, o mėnesių tai jam labai mažai ir jisai automatiškai labai pasimeta. Todėl tikrai reikia nepagailėti laiko, jeigu jūs norite turėti tą dogą, kuris išeitų ir jis jaustųsi, sakau, tuo Apolono ringe. Tai čia mano toks būtų pasiūlymas žmonėms, kurie nori perka šunį paprasčiausiai parodoms. Na, o kaip sekasi lietuvių dogistų šunims ringuose? Pas mus turiu pasakyti, mes turim tikrai nedaug veislynų, bet pas mūsų veislynų šunys tikrai labai garsina Lietuvą ir tikrai yra žinomi ir mūsų šuniukai iškeliauja iš Lietuvos pagrindė į kitus veislynus. Ne taip, kad žmonės perka, bet konkrečiai į veislynus, kad galėtų toliau tęsti veisėjai savo darbą. Pagerinti. Ir tikrai laimi ir europinėse, ir pasaulinėse parodose labai daug yra. Aš jau apie tos paprastus eilinius kitų šalių čempionus jau net nešneku, nes visi, kas važiuoja, tai jau turim kokių 5-4 mažiausiai šalių čempionus, o stambesnėse parodose tai turim, sakau, ir pasaulinės, ir europinių parodų nugalėtojus, prizininkus. Tai tikrai mūsų Lietuvos vokiečių dogai yra tikrai žinomi ir veisėjai yra žinomi. Na, ar jums pačiai patinka dalyvauti šunų parodose kaip dalyviai? Ar jaučiate malonumą? Labai. Labai. Ir tikrai, kaip sakant, kiek galimybės leidžia, tiek važiuojame. Bet irgi tai viskas susiriša teisėjavimas, šuniukai ir kada gali dar, aišku, ir kalės, kad jos dar galėtų nebūtų ir netikro nėštumo ir gerai atrodytų. Tai va daug tokių sąlygų, kada laviruoji tarp tų, kad galėtum nuvažiuoti į parodas. Bet tai tikrai labai smagu. Tai aš visą laiką buvau kovotojas, mane antra vieta niekuomet nedomina, tik tai pirma. Tai, žinot, norisi šito pajausti tas malonumas, kada tavo šuo laimi, tai tikrai labai smagu. Aš manau, kad visiems smagu. Tai patinka visiems, manau, laimėti. Taip. Na, sakėte, jog tas šuniukas labai greitai auga, bet kada jis subręsta? Kada galima būtų pasakyti, kad vokiečių dogas yra visiškai subrendęs? Čia turbūt kaip ir gyvenime, kalytės visada greičiau subręsta, jos visada gudresnės ir judresnės ir jos prigalvoja daugiau visko. Pavyzdžiui, tikrai galiu pasakyti, kadangi pas mane veislinė yra ir patinų, ir kalių, tai galiu pasakyti, kad kalytės kaip moteriškės. Jos prigalvoja visokių velnių, viskas, bet jos taip nusimerkia, nubaudė, užsimerkia, atsimerkia, viskas gerai. O jau su patinu, jeigu jisai jau jį ten taip ir pirštu per nugarą dadėjai, tai mušė. Jis antrą kartą tokio dalyko nebedarys. Jau jam yra baisu. O sakau, o kalės tai kaip moteriškės darė ir darys. Taip, kad
Labai toks yra skirtumas tarp kalės ir labai dažnai žmonės, kai klausia, ką geriau įsigyti, ar šuniuką, ar kalytę, tai labai sunku patarti, nes, sakau, kadangi turiu ir tą, ir to charakteris patinka, ir to charakteris patinka, nes patinas tai vis tiek yra tai jėga, tai yra toksai pasididžiavimas, kaip sakant, kalytės jos vis tiek truputį kitokios, jos moteriškesnės, jos labiau, bet jos pasiutusios, tikrai, labiau pasiutusios. Bet yra tas lytinis dimorfizmas veislėje, matosi, kur patinas, kur kalė? Žinokit, kaip kada, ne visada, nes kiekvienas į veisimą nori pasimti kuo stambesnį šunį, kad tai galėtum gauti vėl tuos pačius stiprius šunis, nes jeigu veisi tuos lengvesnius, tai jie tampa labai lengvi, nes tikrai atrodo nuvažiuoja ir pas stambų patiną ir tavo kalė stambi, o iš kažkur tai vis tiek išlenda vadoj ir smulkesnių šuniukų, ir tokių lengvesnių, ir tai įtakoja vis dėlto daug įtakos daro tas, net negaliu pasakyti, kaip čia įsireikšti, kaip sakant, kaip visi sako, nuvažiuosi pas lengvą, tai gausi visus lengvus. Tai, kaip sakant, kiekvienas stengiasi važiuoti pas kuo stambesnį. Aišku, jisai turi daugiau tų trūkumų. Ir vėl pasikartosiu, kadangi spalvos labai persimaišė, todėl labai sunku, ką nors spręsti, ar tikrai tas šuo dokumentuose buvo tikrai tas, nes kiekvienas draudimas įveda labai daugų dalykų. O šiaip, kokius pagrindinius trūkumus šioje veislėje jūs išskirtumėte, kuriuos turėtų apmastyti būsimi šuniukų savininkai? Aš skaitau, kad tas didžiausias tai trūkumas, tai yra trumpas amžius. Tai čia apmastyti turi, kaip sakant, jau visi klausia, norėdami įsigyti, kiek maždaug gyvena. Tai vis tiek, kaip ir kalės gyvena ilgiau, apie 80 metų ir 13 gyvena, patinų amžius yra trumpesnis, nes jie stambesni, aukštesni, aišku, tingesni, negu kad kalės. Ir buvo vienu metu, ir taip pat statistika daryta, tai buvo Europai patino amžius 6-8 metai. Tai čia tai jau tikrai labai trumpas amžius. Bet jeigu jisai gyvena ramesnį gyvenimą, ne veislinę, aš manau, jie gyvena truputį ilgiau, vis tiek veislinė, tai kalės rujoja, automatiškai jo nervinė sistema truputį kenčia, nes toje pačioje teritorijoje gyventi, kada kokios yra 5-6 rujojančios kalės, tai patinų tikrai labai sunku yra. Nes skaitykite, tos rujos nesibaigia, kai prasidėjo, baigė paskutinį, vėl pirmą pradėjo ir jisai gyvena amžinam strese. Tai. Nors turiu pasakyti, tikrai visose beveik Europos šalyse veisėjai laiko ne vieną spalvą, o laiko beveik visas spalvas, po labai daug dogų ir tikrai labai dideli veislynai, bet turbūt ten sąlygos yra geresnės ir turbūt pati šalis didesnė, kad galima šitiek turėti ir šunų, ir visų spalvų automatiškai. Tai pas mus Lietuvoje kažkaip tai laikomės yra arba rudų tigrinių veislynas, arba juodų marmurinių ir pilkų veislynas. Nėra, kad laikytų visas spalvas, nėra tokio nei vieno veislyno. Na ir aš manau, labai daug naujokų domina klausimas, ar įmanoma dogą auginti bute, ar tam būtinai reikalingas namas. Tikrai, aš pirmiausia ploju rankomis, kai žmonės perka į butą. Pirmiausia. Tai šuo bus tikrai socializuotas, jis žinos, kas tai yra pavadys, jis sužinos, kas tai yra laiptai, jis sužinos, kaip elgtis šalia kitų žmonių, su vaikais bendraus, šalia matys kaimynus, tai tikrai. O labai daug žmonių, kurie nusiperka, pavyzdžiui, irgi dogą į namą ir skaito, kad pradarai duris, išėjus, vienas pasivaikščios ir kada paskui neturi kontakto su šeimininku, nes kai tą šunį pasikviesti namo, tai ką pabarškina bliūdą, kad jisai parbėgtų namo, kad žinos, kad valgys gaus. Ir tas šuo išmoksta gyventi vienas, jam paprasčiausiai šeimininko nereikia. Bet čia ne tiek vokiečių dogas, bet čia visoms veisėm, kurie, kaip sakant, išleidžia šunį pasivaikščios pats pareis. Tai
jeigu jis nevedžiojamas su pavadžiu, aišku, kontaktas bus prastas. Jau ten, kaip sakant, daryk, ką tu nori, tas šuo, aišku, neklausys, nes jeigu jo nemokino, aš visiems sakau, ne vienas vaikas neužaugo nemokintas, jis ėjo mokyklas, su tėvais bendravo, jį kažką mokino. Ir čia automatiškai parsivežė šuniukai, pirmiausia, jisai turi žinoti tvarką, kur bus jo vieta, kur reikia prašytis į lauką, kur eiti daryti. Viskas, kaip ir pats žmonės, turi būti viskas mokinama, jisai pats negali nieko žinoti. Jisai lėliukas dar, jisai viskas turi vedama, kad su juo būtų lengva gyventi, jis turi būti siek mokinamas. Jis turi žinoti, kas tau nepatinka, ko jisai negali daryti. Kas tau patinka, tada jisai stengsis to tą padaryti, kad tu būtum patenkintas. Nes sakau, daugas pirmiausia žiūri akis ir klausia, gerai ar negerai. Tai va, kad žiūrėtų akis ir klaustų ir gerai, ir jisai būtų, ir jūs džiaugtumėtės, ir jisai būtų laimingas, tai labai nedaug reikia. Tai va, skirti laiko grinai, išmokinti, ko jūs iš jo reikalaujate ir davėsi tą iki galo. O šiaip tai yra tiesa ar mitas, kad iki tam tikro amžiaus, pavyzdžiui, tą patį dogą ar kitus didesnius šunis yra nerekomenduojama vesti per laiptus ir sakoma, jog reikia nešti? Tikrai nesąmonė. Jeigu tas šuniukas sveikas, jis taisyklingai, suprantate, kas sąlygoja sveiką šunį. Tai pirmiausia, čia prasideda jau skaitau nuo veisėjo. Gimsta šuniukas, jis pradeda vaikščioti, neturi būti slidžių grindų. Jisai turi jaustis saugus, kad jisai nepaslystų, nepasitemptų raiščio, kažko tai neužsigautų, kad jisai nepradėtų saugotis einant kažkokios tai kojos, kad jis paslys, kad tada nepradeda kuprotis. Jisai jaučiasi laisvas, dėl to pas mus, kaip sakant, pas visus dogisus, kas įsigyja šuniuką ar ką, iš karto sakom, nupirkite, jeigu labai slidžios ar plytelės, kilimus. Kol auga, užtieskit kilimus, kad jisai galėtų laisvai judėti. Nes, kaip sakant, bėgs pro šoną, paslys, atsitrenks į kampą, o problemos prasideda, jeigu susitrenkia ar kažkokį tai kelią, ar pirščiuką pasitempia ant laipto kokio lipdamas staigiai. Bet tikrai lipti jam į 5. aukštą tikrai nesunku, jeigu jisai yra sveikas, jeigu jisai neužsigavo mažiukas augdamas iki naujo šeimininko, neužsigavo kojų, nežino, kas tai yra paslydimas, tie laiptai tikrai jo negadina, absoliučiai, ir tikrai nereikia jo nešioti. Tai turbūt svarbu pažymėti, kad yra tikrai itin svarbu išsirinkti tą atsakingą veisėją, kuris pasirūpins tuo šuniuku. Tikrai taip, tikrai taip. Žinot, su to pasirūpinimu, kai žmonės perka, jie perka su gerais norais. Turime tikrai tokių atvejų, kaip ir man yra 5 metų žmonės paskambino, mes nebenorim. Pasimkit. Taip įsivaizduoju, ir kaip, žinot, pas kitą veisėją iš vis įsivaizduokite 7 metų, irgi šeima pasiturintis ir šuo po parodas nebuvo, bet kadangi su šeima važiuodavo po visą Europą išvažinėjęs, išgulėjęs visokiose brangiose lovose, ir 7 metų, kai šuniui buvo 7 metai, jie nusprendė įsiskirti ir nei vienas nebenorėjo to šunio. Atvežė pas veisėją, prie medžio pririšo ir pabėgo. Tai va, čia suprantate, tas atsakingas šeimininkas, jisai gal kaip pirmą kartą nusiperka ten kažkiek tai laikus būna atsakingas, bet aš negaliu, sakyti, kad tai visi, jokių būdų. Bet yra tikrai atveju, kad ypač jaunos poros nusiperka dogą, paskui nusprendžia, kad jie kartu nebenori gyventi ir šuo nei vienas šuns nenori. Nei vienas. Tai čia su tuo atsakingu šeimininku, žinot, kiek tas atsakingumas juos įpareigoja tą šunį laikyti, labai sunku nuspręsti, su juo pasišnekės, atrodo visi nori ir tikrai žiūrės ir mylės, o garantijų jokių tikrai nėra. Kartais atrodo, šios žmogus gal nelabai patikimas, o aš tikrai tą šunį myli ir prižiūri ir daugiau negu tas, kuris atvažiavęs, ten garantijas duoda, kad ten viskas bus padaryta. Tikrai šito nėra, negali atspėti, kuris bus geras šeimininkas, jokių būdų. Aš manau, kad kiekvienas veisėjas parduodamas šuniuką viską papasakoja, ką daryti, ko nedaryti. Ir tik taip, žinot, kad labai liūdina, kad ypač tie, kurie dažnai perka pirmą šunį
jie kažkodėl tai visi skaito, kad veisėjai tai šeria pačiu blogiausiu maistu ir kurį reikia automatiškai pakeisti. Tik tai nusipirkai šuniuką ir kitą dieną jau skambina, nes pakeitė maistą, ten mums rekomendavo, o sakau, tas žmogus laiko dovanę, jis ten kažkokį kitą šunį turi, bet jo šuniui labai tinka ir automatiškai keičia. Sakau, nežinau, iš kur toksai nusistatymas, kad veislinė šunys tik tai veisimi tam, kad uždirbtų šeimininkas pralobtų pinigais. Tikrai dar nemačiau nei vieno šunininko pralobusio iš šunų auginimo. Tai dėl to labai tikiuosi, kad tie žmonės, kurie įsigys pirmą šunį ir tai bus dogas, kad nepultų keisti iš karto maisto į tą, kas patarė jiems iš šalies. Nes veislynai tikrai yra išbandę labai daug maistų, perėję per visus, kaip sakant, kas tiktų labiau jo šunims ir tikrai atsirenka kas geriausia. Nes esu buvusi ne vienam Europos veislyne, tikrai beveik niekur neradau, kad žmonės šertų vienodai. Kad būtų toks pat maitinimas, pavyzdžiui, nuvažiavai tą veislyną, į kitą veislyną ir visi vienodai šeria. Nėra šitai. Kiekvienas atsirinko grinai, kas tinka jo šunims labiausiai. Ieškojo viską. Tai todėl nereikia sakyti, kad veisėjas, tai čia nesvarbu, ką nupirko, čia kad tik tai gauti pinigų iš šuniukų daugiau. Tai tikrai šito nėra. Taigi, ačiū Jums, Dainora, už skirtą laiką, žinias ir patirtį ir ačiū visiems besidomintiems šią veislę. Visus susidomėjusius vokiečių dogais labai kviečiame apsilankyti Lietuvos kinologų draugijos organizuojamuose tarptautinėse parodose Vilniuje jau gruodžio 15-17 dienomis. Juos galėsite čia išvysti ir Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro komanda linki visiems vokiečių dogų augintojams kuo didžiausios sėkmės. Gerai, ačiū labai Jums. Iki kitų susitikimų. Iki.